Sveiki, supertėčiai. Jeigu esi čia, vadinasi, kažkur giliai viduje jau jauti, kad tavo vaidmuo šeimoje keičiasi. Gal dar nežinai tiksliai kaip, bet supranti, kad atsakomybės padaugės, o seniai juokeliai apie tai, kaip tėvai nepergyvena, jie tiesiog miega nebeveiks. Aš esu Vilius, gydytojas psichiatras, 2 vaikų tėtis. Ir žmogus, kuris nori kalbėti apie dalykus, kurie dažnai nutilimi. Kaip vyrams pasikeičia gyvenimas nėštumo ir gimdymo metu. Kaip realiai pasikeičia ne knygose, o galvoje, santykiuose, kūne, emocijose. Šis seminaras vienintelis toks Lietuvoje. Tik vyrams. Skirtas ne tam, kad išmoktume, kaip tiksliai formuojasi placenta ar kaip teisingai daryti Kėgelio pratimus. Čia kalbėsime apie tai, kas tikrai aktualu vyrams. Kaip nesijausti atstumtam, kai partnerė pasikeičia, ką daryti, kai nebesupranti jos emocijų, kaip išlikti ramiu, kai aplink viskas griūva. Ir svarbiausia, kaip neprarasti savęs ir išlikti šalia. Nes po vaiko gimimo viskas keičiasi. Viskas. Ir jeigu tau atrodo, kad niekas nesikeis, labai gali būti, kad keisis dar labiau. Statistika paprasta. Apie 67% porų po vaiko gimimo sako, kad santykiai pablogėjo. Daugiausiai skyrybų vyksta per pirmus 5 metus, o 3 iš jų ypač rizikingi. Kodėl? Nes atsiranda stresas, nebeišsimiegam, nebesusikalbam, intimumo lieka tik per gimtadienius, o emocinis artimumas pasislepia po sauskelnių kalnais. Todėl ir susitinkam čia, kad išdrįstum pasakyti, aš noriu suprasti, noriu pasiruošti, noriu būti ne tik šalia, bet ir dalyvauti. Ir čia nebus sausų skaidrių, akademinio tono ar nesuprantamų žodžių. Viskas bus paprastai, praktiškai ir vyriškai, su humoru, bet rimtai, su pavyzdžiais, bet tokiais iš širdies. Nes vyras gali būti ne tik maitintojas, bet ir gimdymo partneris, emocinis atramos taškas, ramstis, kai viskas svyruoja. Ir jei kartais galvoji, aš net nežinau, nuo ko pradėti. Labai gerai, tai reiškia, kad jau pradėjai.